sakyk, prašau, Sergėjau, ar galima gauti finansavimą, norint pirkti ūkinį pastatą? Kaip aš sakau, finansavimą galima gauti viskam. A, ne. Taip, iš tikrųjų. Va taip. Beveik. Nebūna užduočių, kuriuos negalima padaryti ir taip toliau. Ūkiniam pastatam galima gauti finansavimą. Aišku, santykiai gauti 85% neįmanoma, pasakyčiau, nebent tai daryti per unijas. Jeigu tas ūkinis pastatas iš tikrųjų kaip namas, ledinis, naujai pastatytas, Taip, matosi, kad jis brangiai įrengtas, tai galima bandyti tokiam unijai gauti finansavimą 85, bet irgi unijas visas yra, jos nepriklausomos, jos priklauso nuo centrinių unijų. Yra ten Kauna centrinė unija ir Krida centrinė unija, kurie priklauso kitas unijas. Ir jie iš viršaus paleidžia unijom irgi tam tikras dažnai protokolus, sąlygas, reglamentus, ką galima finansuoti kokiom sąlygom. Tai tie dalykai dažnai keičiasi, bet vis tiek, jeigu eiti į banką, finansuoti ūkio pastatą, yra bankai, kurie atsisakys. Pasakyčiau, iš tikrųjų galbūt vienas rinkoje bankas, kuris galėtų galbūt finansuoti 85%. Jiem turi irgi patikti turtas, jiem turi viskas patikti ir klientas ir taip toliau, nes jie vienintelį ir loftus finansuoja 85%, o kiti bankai iš vis loftus nefinansuoja, jeigu tai nėra atskiras unikalus numeris. Čia ne Big Bankas? Tikrai taip. Nes Tu dabar reklamą jam darai. Nes aš tiek loftų pardaviau, tai Citadelė arba Big Bankas. Citadelė mažiau žymiai, Big Bankas. Citadelė turi turėti dažniausiai santykius su to, kas jie turi ateiti. Ups, atskleidėm paslaptį. Jo. Viskas, išeinam, nebedirbam. Ačiū uždėmesį, viso gero, taip? Ne, tegul. Aš visada klientam dažnai sakau daugiau negu reikia, bet nuo to tik daugėja jų srautas pas mus. Tikiuosi visi čia kreipsis taip, kaip reikia. Tai va, apie ūkinius pastatus, aš manau, jeigu turėsit klausimų, tikrai galite drąsiai kreiptis, nes dabar tikrai yra ganėtinai populiarus fenomenas, aš taip sakyčiau, ir tikrai yra žmonių, kurie nebijo tų ūkinių pastatų ir jiem reikia finansavimo. O jeigu ir jums reikia finansavimo, tai jūs tikrai žinot, kur rasti kontaktus. Aprašyme.